Modernizuotas reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius tapo viena pažangiausių ligoninių Lietuvoje sunkios būklės pacientams. Čia šiuolaikinės technologijos ir ergonomiškos darbo vietos leidžia užtikrinti saugų ir personalizuotą paciento gydymą. Intensyviojoje terapijoje svarbus privatumas ir individualus dėmesys. Sunkiausias būklės pacientams įrengtos vienvietės palatos, lengvesnės būklės kelių vietų palatos. Naujas išplanavimas suteikia daugiau komforto pacientams ir jų artimiesiems, bei patogesnės darbo sąlygas personalui. Skyriuje įdiegti išmanūs dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai su unikaliausiamis pažangiomis funkcijomis, ultragarso prietaisai, pažangi inkstų pakaitinės terapijos įranga, modernios infuzinės pompos ir kita aparatūra leidžia užtikrinti tikslų, saugų ir efektyvų gydymą. Ypatingas dėmesys skirtas pavojingų infekcijų kontroliai. Įrengtos 8 izoliacinės palatos su neigiamu slėgiu, mažinančios infekcijos plitimo riziką. Atnaujintos ir medicinos personalo darbo vietos. Įranga šalia lovų tvirtinama prie modernių lubinių konsolių, todėl prie paciento galima laisvai prieiti iš bet kurios pusės. Gyvybiniai rodikliai matomi ne tik prie lovos, bet ir postuose bei kitose skyriaus erdvėse. Pacientai stebimi nuolat, o šiuolaikiškai įrengta aplinka gydyta personalo psichologinį komfortą, motyvaciją ir pacientų saugumą. Intensyvioji terapija neįsivaizduojama be komandinio darbo. Nuo rytinės 5 minutės iki sudėtingiausių procedūrų dirbame išvien. Kritinės būklės pacientų gydymas reikalauja nuolatinio gydytojų, slaugytojų ir jų padėjėjų bendradarbiavimo. Mūsų skyriuje kiekviena minutė ir kiekvieno specialisto įžvalga gali būti gyvybiškai svarbus. Esame Vilniaus universiteto medicinos studentų mokymo ir rezidentūros bazė. Jauniems specialistams sudarome sąlygas mokytis, perimti patirtį iš vyresnių kolegų, o vėliau tapti komandos dalimi. Pokyčiai skyriuje tai investicija į geresnę gydymo kokybę. Esame šalia pacientų ir jų artimųjų sunkiausiamis minutėmis. O dabar pagalbą suteikti galime dar saugiau ir patogiau.